paleisti 52 kaliniai, opozicijos veikėjai, žurnalistai, protestų dalyviai, užsienio valstybių piliečiai kalėję Baltarusijos kalėjimuose. Džiugu, kad tarp išlaisvintųjų yra 6 Lietuvos piliečiai. Nesitikėdama turbūt mainais kažkokių ypatingų nuolaidų, bet kuriuo atveju aš noriu pažymėti, kad Jungtinių Amerikos valstijų pastangos, jos be jokios abejonės yra efektyvios dėl tos priežasties, kad Jungtinių Amerikos valstijų svoris tarptautinėje bendruomenėje yra atitinkamas. Lietuva yra ES narė ir be jokios abejonės, kad Europos sankcijų politika lemia dalykai, kurie yra susiję pirmiausia su politinių kalinių buvimu Baltarusijoje, kitais faktoriais, dėl kurių buvo pritaikytos sankcijos. Todėl apie mainus žmonės už sankcijas tikrai neina kalba, jokių mainų šiuo požiūriu negali būti. Taip, kad vertinkime tai kaip tam tikrą pozityvę žinią išlaisvintų žmonės, o mums Lietuvos piliečiai yra be galo svarbus. Kartu, nors šiandien galime džiaugtis iš Baltarusijos kalėjimo paleistais žmonėmis, vis dėlto privalome nepamiršti, kad kaimyninėje šalyje yra vis dar įkalinta 1000 politinių kalinių, tarp jų ir lietuviai. Todėl norėčiau dar kartą perspėti visus Lietuvos piliečius, jeigu nėra būtinybės susilaikyti nuo kelionių į Baltarusiją,